Sveiki, šiame video išspręsime visas 2026 metų matematikos pabandomojo užduotis. Taigi pradėkime. Pirmą užduotį turime su kvadratinė funkcija. Taip paprasčiausiai pasiėmėm ir įsistatom koordinatės ir pasižiūrim, ar tinka. Tai šituo atveju galėtume išstatyti pirmiausia vietoj x. Pirmas skaičiukas yra x, antras y. Pavyzdžiui, įsistatom -1, gausim -1 kvadratu 1 plus -1 plus 1. Turėsime 1, netinka. Įsistatom 3. Vėlgi vietoj x 3 kvadratu bus 9 plus 3 plus 1. Turėsime plus 4. 13 netinka. Įsistatom 2. 2 kvadratu 4, 2, 1, 7 tinka šitas atsakymas. Skaičių sekos n-tojo nario formulė. Skaičiuokite trečiąjį narį. Tai va, paprasčiausiai čia yra n, čia yra 3, vadinasi vietoj n parašom 3. -2 kart 3 plus 1. Turėsime -6 plus 1, -5. Toliau, duotą funkciją baigite pildyti reikšmių lentelę. Tai parašyta x, y. Taip, tai reiškia, žiūrim, čia x yra 5, reiškia, įsistatom 5, čia 5, 2 kart 5, 10, -12, -2. O dabar pasakyti, kad čia y yra minus, vadinasi 2x minus 12 turi būti čia va 0. Tai šituo atveju x bus, kas, 2x 12, x 6. Duoti skaičiai, suma, skirtumas. Taip, tai kokia čia bus sistema. Na, tai ir pasižiūrim. Suma -4, skirtumas 8. Na, tai va. Suma -4, skirtumas 8. Šitas. Toliau turime apskritimą. Įbrėžtinis kampas, centrinis kampas. Skaičiuokite AOC didumą. Tai AOC, va šitas ir yra kampas. Šitas centrinis kampas. ABC yra 60. Na, tai čia prisimenam taisyklę, kad jeigu remiasi tą patį lanką, tai turėsim dvigubai didesnį kampą. Tai čia bus 120. Apskaičiuoti reikšmę. Na, galima skaičiuotuvą susivesti arba galima formulyną pasinaudoti. Formulyną turim lentutę, o šitą šią ir pagriebsiu. Taip, turime sinusą 60, sinus 60, kosinusas 60, pakeliam kvadratu bus 3 kvadratu, šaknis 3 kvadratu, 2 kvadratu, 1 kvadratu, 2 kvadratu, 1. Aišku, čia yra sinusas kvadratu x plus kosinusas kvadratu x. Tai visą laiką bus 1. Tai pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Na, bet čia galime neapsukinti savo galvos, nes mes turim tikslės reikšmes. Taip, tuomet duotas reiškinys, nustatykite, su kuria x reikšme neturi prasmės. Neturi prasmės, tai čia tas pats, kas apibrėžimo, kas nepatenka apibrėžimo sritį, nėra apibrėžimo srityje. Tai šito atveju žiūrime. Nu taip, tai žiūrėtume šaknis ir trupmenas. Čia šaknų nėra jokių, bet yra trupmenų.
Tai reiškia, trupmenoje turim žiūrėti, kad nebūtų dalybos iš nulio. Tai neturės prasmės, kai bus dalyba iš nulio. Reiškia, šitas dalykas, jeigu yra nulis, neturi prasmės. Kitaip tariant, x yra -3. Kurį iš pateiktų reikšmių gausime? Kurį iš pateiktų reiškinių gausime? Suprastinę reiškinį. Na, čia pritaikam formulę. Taip. A kvadratu minus b kvadratu, a plus b, a minus b. Vadinasi, gausis čionais x plus 3, x minus 3. Ir susiprastina lieka x minus 3. Paveiksle pavaizduotas trikampis. Skaičiuokite plotą. Na, vėlgi pasižiūrėjome formulyną. Trikampio plotas. Pagriebim šitą. Ir čia trikampio ploto formulė sako... Ką čia mes turim? Mes turim kraštinę, kampą, kraštinę. Čia turim visokių formulių, bet žiūrim, kas čia yra. O, kraštinė, kraštinė ir kampas. Tai šitą ir taikom. 1/2 kart a kart b kart sinusas kampo c. Na, čia aišku kitaip sužymėta. Čia yra kampas a parašyta. Bet idėja, kad a ir b kraštinės yra priešais kampą a, priešais kampą b. Tai mes galėtume įsivaizduoti, kad čia yra kampas c. Čia galėtų būti kraštinė a priešais kampą a. Čia galėtų būti kraštinė b priešais kampą b. Tai vis tiek galėtų. Tai galima taip ir pritaikyti šitą formulę. Ir bus tada 1/2 kart 6 kart 4 kart sinusas 30 laipsnių. Sinusas 30 laipsnių vėl galima lentutę pažiūrėti, bet galima čia ir su skaičiuotuvu arba ir mintinai. Tai 1/2 čia bus. Gauname 12 ir 1/2 3. O, atsiprašau. 1/2 6 kart 4 24 12 per pusę 6. Taip, dvi pusiaukraštinės. Na, tai savybę turim, taip, kad pusiaukraštinės kertasi tam tikram taške, kuris dalyja atkarpą santykiu 2:1. Tai turėsime čia va santykiu 2:1 ir turėsime taip pat čia santykiu 2:1. Tai jeigu čia yra 12, tada bus 6. Jeigu ten yra, čia yra 5, tai TC bus 10. Taip, statusis trikampis. Dabar naudodamės duomenimis rasti dvi teisingas lygybės. Na, tai reikėtų prisiminti trigonometriją. Sinusas tai būtų statinys priešais padalintas iš žambinės. Tinka. Tangentas būtų statinys priešais padalinta iš statinės šalia. Irgi tinka. Viskas, turim. Galim tik pasitikrinti kitus. Čia tangentas netinka, čia, nes atvirkščiai, čia kosinusas netinka, nes čia mes į žambinę dalinam, čia sinusas netinka, nes čia statinį dalinam iš statinį šalia dalinam, tai čia būtų kosinusas. Tai va. Tiek. Čia aišku, turbūt lengva susimaišyti, nes čia įprasta, kad šitas būtų kampas duodamas. Va čia nice. Bet šitą atveju mes žiūrim šitą. Ta parabolės lygtis. Skaičiuokite viršūnės abscisę. Na, tai prisimenam kitą formulę. Viršūnės abscisė minus b dalinta 2a. Tai čia turim a, čia turim b. Tai bus abscisė x, taip? Priminam. Ordinatė būtų y.
Ir dabar įsistatome minus 8 dalinta 2 kart 2. 8 dalinta 4 bus 2. Nu ką čia, daug teksto visokio. Raskite koeficiento k reikšmę. Turim tiesę, rasti k reikšmę. Na, greičiausias būdas būtų tiesiog pasimti, žengti žingsniuką į dešinę, bet kurioje vietoje. Ir tada žiūrėti, kiek reikia žengti į viršų. Žengti į viršų reikia 1, vadinasi, koeficientas yra 1. Bet taip pat galima būtų ir pasimti šitą duotą formulę ir ją įsistatyti x ir y. Tai pasiėmam bet kokį, pavyzdžiui, čia nais, va. 7, 7. Įsistatom, 7 lygu k kart 7, išsisprendžiam k lygu 1. Taip, visi sprendiniai. Taip, čia galėtume dabar mes nusibrėžti eskizą parabolės. Galima spręsti algebriniu būdu, bet tada tam daug vargo. Bet mes dabar galim nusibrėžti eskizą. Tai turim, pasižiūrim, kur lygu 0. Kur šitas dalykas lygus 0. Nu tai ten, kur bus x minus 2 arba x 1. Čia pasidarys kliausti 0 arba čia pasidarys kliausti 0. Ir sudauginus iš 0 bus 0. Tai reiškia pasiemam, nu čia ir duota šitam. Minus 2 ir 1. Ar pasakyti mažiau arba lygu, vadinasi užtušuojam. Na ir dabar žiūrim, kaip šakos eina. Tai čia nais, jeigu sudauginsim x ir x, turėsim x kvadratu. Teigiamas ir neigiamas x kvadratu. Teigiamas x kvadratu. Nėra jokių minusų. Vadinasi šakos eis į aukštyn. Turėsim čia teigiamas reikšmės, čia neigiamas, čia teigiamas. Mums reikia neigiamų. Vadinasi, bus šitas intervalas. Tai visi sprendiniai bus šitame. Nuo to lygtis apskaičiuoti su diskriminanto formulę diskriminantą. Taip, diskriminanto formulė b kvadratu minus 4ac. Sustatom. Minus 8 bus kvadratu. Minus 4 kart 5 kart 3. 64 minus 20 kart 3 minus 60 lygu 4. Ir tuomet prašo išspręsti lygtį, rasti sprendinius. Čia prašo sprendimą, tik aš nukirpau. Tai reikia tada parodyti, kad mes x1 randam, pasiėmė minus b plus šaknis iš diskriminanto. Iš 2, x2 gaunam minus b minus šaknis iš diskriminanto, padalinti iš 2. Tai minus b yra minus 8 plus šaknis iš diskriminanto iš 4, dalinta iš 2 kart 5, 8 plus 2, dalinta 10, gauname 1. Čia tas pats, tik tais dabar turėsime 8 minus 2, dalinta 10, bus 60 arba 3/5. Kadangi ten galima su formulėm, su trupmenoms rašyti, galite 3/5 rašyti, arba galite pasiversti į 10 trupmeną. Taip, kad 1/5 tai yra 0,2, 3/5 bus 0,6. Šiaip tai sistemoje to suvedant turėtų užskaityti ir tašką ir kablelį. Bet girdėjau, kad skundėsi mokiniai, kur ir neužskaitė taško. Tai pasižiūrėkit, su kableliu šiaip reikėtų rašyti. Taip, tuomet turime grafiką. Reikia rasti reikšmių sritį. Na, tai reikšmių sritis yra y. Apibrėžimas sritis x. Tai šituo atveju pasižiūrim į y ašį ir žiūrim, ką turim. Nuo čia eina, visi šitie dalykai eina, visi šitie dalykai eina. Vadinasi, turim nuo čia iki čia.
reikšmės. Vadinasi, nuo minus 2 iki, kiek čia, 1, 2, 3, 4. Iki 4. Tuo tarp apibrėžimas sritis būtų va nuo čia iki čia. Skaičiuokite trikampio kraštinės BC ilgį. Kokie čia dabar naudosim formulę? Nu tai čia turim kampus ir kraštinės, čia bus sinusų teorema, taip? Visur sinusai surašyti. Na, šiaip tai mes turim irgi formulinę, galim žvilgtelt, jeigu neatsimint mintinai. Va, sinusų teorema ir išvada. Ja greitai pagribėm. Tai va, ir ką sako, tenais aprašymas yra, bet ką sako, kad imam priešais esant čia kraštinę ir kampą. Viršūnė ir kraštinė turi būti priešais esančios. Vadinasi, taip ir dalinsim. X iš sinus 60, taip, viena priešais kitą. 4 šaknis 5, 45, vienas priešais kitą. Na va, šitas ir tinka. Taip, toliau. Pavaizduotas apskritimas ir trapecija. Dabar žinome kraštinį ilgį, raskite CD X. Taip, na tai, ką dabar žinome? Žinome tam tikrą dalyką apie apibrėžtinius keturkampius, taip. Jeigu turim apskritimą ir aplink jį apibrėžtas keturkampis, tai priešinių kraštinių suma bus ta pati. Kodėl? Nes turim liestinę einančią iš tą pačią tašką. Čia eina liestinė, čia liestinė, tai šitos atkarpos iki čia va yra vienodo ilgio. Ir tas pats galioja visur kitur. Tai iki šitų taškų eis vienodo ilgio, taip pat eis vienodo ilgio šitie va gabaliukai. Ir taip pat su kitais, tai gaunasi susisumuoja iš abiejų pusių čia ir čia vienodi dalykai. Tai reiškia x ir 12 susisumavus turbūt tas pats, kas 6 ir 10 susumavus. Na tai, kas šiandien? 16, 12, tai bus 4. Prašau pateik sprendimą, tai galima parašyti šitą, nes apibrėžtas keturkampis. Ir todėl x lygu 4. Tuomet duotas lygčių sistemos sprendimas, kaip tariant, pasimta viena funkcija, kita funkcija ir ieškoma, kur susikerta. Dabar, kadangi yra sistema, tai sistemos sprendiniai bus skaičių poros, x ir y. Tai turėsim vieną kažkokį variantą x ir y, kitą variantą x ir y. Tai jau šitie iškart atpuola, nes čia yra tik tais po vieną paduota. Jeigu būtų sakoma lygčių, lygtį išspręsti, tai jeigu lygtį sprendžiam ir būtų vaduota va tokia lygtis ir pasakyta grafiniu būdu va čia yra sprendžiama, tai tada reikėtų tik x. Bet šituo atveju mes turim sistemą, todėl reikia x ir y. Ir pasižiūrim, čia turime x minus 2, y 1. X minus 2, y 1. Vadinasi, atsakymas šitas. Pirmas skaičius x, antras skaičius y. Atimkite. Jeigu manoma gauti atsakymą, suprasit. Na tai čia teks su bendravardiklinti. Dabar, kai bendravardiklinam, tai reikėtų pirmiausia pažiūrėti čia nais. Kadangi mes čia paprastą atveju turėtum tiesiog sudauginti šitos dalykus, tai bus labai daug griozdų. Tai geriau pasižiūrėkime, ar galima kažkaip supaprastinti. Ar galima kažkaip išsiskliausti, pasidaryti dauginamuosius. Tai čia matom, kad galim išsikelt 6 abiejose. Pirmiausia, bandom išsikelt prieš skliausius ir va, gaunas išsikelt. Tai išsikeliam 6, turėsime x minus 2. Tada čia bus 6x plus 2. Ir dabar, jau kai bendravardiklinsim,
galėsim. Mums pakaks tik tais čia prirašyti x plus 2, čia prirašyti x minus 2 ir apačioje susivienodus vardikliai. Iškart galim žiūrėti, kas viršui vyksta, nes taip pat reikia pasidaryti skliaus. Gal dar nereikia skliaustukų, bet gal nereikia. Galim pasižiūrėti. Prastai nereikėtų, bet dabar čia taip turbūt vilioja tas x kvadratu minus 4. Tai galim pasidaryti vėlgi a kvadratu minus b kvadratu. O, ką matom? Susiprastina. Dingsta vargas. Aišku, reikėtų, jeigu čia būtų ieškoma x reikšmių, reikėtų atsargiai žiūrėti, kad x nebūtų 2, nes tada čia bus dalyva iš 0. Ir čia, jeigu prastinam taip. Bet šituo atveju čia ir taip sako, suprastinam, tai ir prastinam. Tuomet čia turim, galim tada ir čia pasidaryti skliaustukus. Tai išsikelt prieš skliausius nieko nesigauna, kvadratų skirtumo formulės nesigauna pritaikyti, gal gausis pritaikyti a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Čia yra kažkas kvadratu, čia yra kažkas kvadratu, dabar reikia tik pasižiūrėti, ar čia bus 2ab. 2ab kas būtų? 2 kart a čia būtų x, b čia būtų kas čia kvadratu? 2. Šitas yra 2 kvadratu. Tinka. Galim ir, reiškia, pritaikyti. A kvadratu plus 2ab plus b kvadratu pasidarys a plus b skliaustukai kvadratu. Taip ir parašom čia. Reiškia, bus x plus 2 kvadratu. Ir vėl susiprastina. Tai va, pasirodo, net nereikėjo mums labai bendro vardiklį. Kažko jau iškart turim vienos vardiklius, abu du šešetai. Tai rašom x plus 2 dalinta iš 6 minus x plus 2 dalinta iš 6. Kas lieka? 0. Tas pats dalykas. Na, tačiau labai toksai. Viskas susiprastina, viskas išsiprastina be jokio vargo. Tik tais reikia žinoti va šitas formulės. Išsikėlimas prieš skliaustus, kvadratų skirtumas, dvigubas skambas arba dar sumos kvadratas arba dar būna pagal diskriminantą. Bet šito atveju nereikia. Skaičiuokite m reikšmę. Na, kas dabar duota? Duota, kad f nuo x reiškia čionais yra minus 3x. Iškart galim rašyti minus 3 yra 33. Vadinasi, šitas dalykas yra 33. Taip ir parašom. 33 lygu čionais x yra kvadratu. Čia yra x. Čia yra šitas. Nu va, įsistatėm. Dar net neperskaitėm pilnai sąlygos, o jau įsistatėm viską. Nu ir ko? Prašo m rasti. Na va, tai šitą išspręsim lygtį. Rasime. 2 kart 9 minus plus 3m plus 2m. Reiškia bus 5m. Keliam į kitą pusę šitą dalyką. 33 minus 18. 5m bus kiek čionais 20 15 m yra 3. Taip, panašiai. Panašumo koeficientas duotas. Vieno plotas duotas, reikia rasti kitą plotą. Na, tai čia reikėtų prisiminti, kad jeigu turim kažkokį panašumo koeficientą, tai mes kalbam apie ilgių santykį. Kaip ir čia parašyta, yra ilgių santykis. Jeigu kalbam apie plotų santykį, tai tada imam k kvadratu. Čia bus tada vieno ploto santykis su kitu. Gali būti tam pusė ploto, ketvirtadalis ploto, kažkokia dalis ploto, gali būti atkarpos kažkokios, ne tai, kad tenais kraštinės panašumo koeficientui. Bet esmė, kad ilgis, plotas bus tiesiog kvadratu. Jeigu būtų tūris, būtų kubų ir panašiai. Tai čia
gausis kvadratu, 1/2 kvadratu bus 1/4. Tai jeigu vieno yra 100, dabar tik reikia nesusimaišyti, ar imti ketvirtadalį, ar padauginti iš 4. Galim pasižiūrėti. Imta AB, tai AB yra kurio trikampio? AB yra ABC trikampio. Tai reiškia, AB trikampis yra mažesnis už DE. ABC yra mažesnis, čia bus didesnis. Tai padalinom. Viršui vienetas, apačia dvejetas, tai viršutinis didesnis už apatinį. Atsiprašau, viršutinis mažesnis už apatinį. Reiškia, DEF yra didesnis plotas, mums reiškia mažesnį. Tai iš 4 padalinus gausim šitą. Taip, turim futbolininkus. Ir dabar turim būtent kamuolio skriejimo formulę. Va, būtent vienas iš pagrindinių vietų, kur matome parabolės. Tai ką dabar mums reikia? Pasižiūrėti, kiek daugiausiai nuo žemės buvo pakėlęs kamuolys. Galim nusipiešti trumpai. Kažkaip skrenda kamuolys ir nusileidžia, taip? Nes prie T kvadratu yra minusas, tai šakos žemynėje. Na ir dabar mums reikia rasti, kiek aukščiausiai, vadinasi, šito taško. Šito taško aukštį H. Tai vadinasi, tiesiog reikia pasimti viršūnės X arba šito atveju T ir įsistatyti. Kaip dabar viršūnę rasti. Vėlgi ta pati formulė kaip anksčiau. Anksčiau buvo x nulinis pasakyta, minus b dalinta 2a. Na, čia bus tiesiog t nulinis, taip. Tai minus b. Dabar, kad nesusimaišyt, prie kvadrato yra a. Prie paprasto yra b. O paprastas skaičius, kurio nėra, būtų c. Tai čia b yra. Bus tada minus ir b 15. 2a bus 2 kart minus 5. Reiškia, turėsime minus išsiprastina 15 dalinta 10. 1,5. 1,5. Oi, ne, va čia labai dažną klaidą padariau. Ko prašo sąlyga? Kiek pakilęs nuo žemės. Vadinasi, aukščio mums reikia. Aiškiai įsistatome. Mes dabar šitą T į mūsų formulę. 15 kart 1,5 minus 5 kart 1,5 kvadratu. Ir va dabar turėsime aukštą. Ir suskaičiavę gauname 11,25. Siūlyčiau skaičiuotuvų skaičiuoti. Aš bandžiau mintinai skaičiuoti ir privėliau klaidų. Judam toliau. Taip. Apibrėžimo sritis. Tai vėl tas pats. Turi reikšmę reiškinys, įgyja reikšmę kažkokią, arba ir apibrėžimo srityje tas pats dalykas. Vėlgi žiūrim šaknis ir trupmenas. Turim ir šaknį, ir trupmeną. Tai atsargiai dabar žiūrim. Reiškia, kadangi yra šaknis, šaknyje esantis reiškinys negali būti neigiamas. Tai reiškia, bus teigiamas arba nulis. Bet čia pasakyta, kad yra trupmenos apačioje, vardiklyje. Vadinasi, negali būti nulis. Nes tada bus dalyba iš nulio. Tai bus griežtai daugiau už nulį. Na ir išsprendžiam šitą. Turim kvadratinę nelygybę. Tai dabar galim grafiškai išspręsti. Tai pasimkim funkciją 4 minus x kvadratu. Ir pažiūrėkim, kur kerta x ašį. Tai 4 minus x kvadratu kirs x ašį, kur bus lygu nuliai. Čia galim vėl pritaikyti formulę a kvadratu minus b kvadratu. Ir bus tada a minus b, a plus b. Reiškia, x bus plus minus 2. Taip ir įsistatykim. Dabar imsim tuščius rutuliukus, nes pasakyta, kad griežtai daugiau už nulį. Va čia va.
Tai bus minus 2 plus 2. Kaip dabar šakos eis? Pasižiūrėkime x kvadratą. Minusas, vadinasi, šakos eis žemyn. Tai reiškia, čia bus neigiamas reikšmės, čia teigiamas, čia neigiamas. Kokių mums reikia? Teigiamų. Vadinasi, bus šitas intervalas. Na va, net prašo skliaustukų. Tai dabar ir imsim, kadangi yra pasakyta, kad griežtai daugiau už nulį, nes negali būti dalyba iš nulio. Reiškia, imsim paprastus skliaustus ir čia, ir sakysim, kad yra nuo minus 2 iki 2. Pavaizduotas trikampis. Na ir ką dabar reikia rasti? Rasti BC. Na vėl turim kampus, kraštinės, kažkoks paprastas trikampis, tai arba kosinusų teoremą, arba sinusų teoremą taikyti. Sinusų teorema kalba apie kraštinę priešais kampą ir turim dvi kraštinės, du kampus, apie kuriuos šnekam. Bet čia mes kalbam apie 3 kraštinės ir vieną kampą. Vienas kraštinės ieškam, 2 turim ir kalbam apie dar vieną kampą. Tai čia taikysim kosinusų teoremą. Vėlgi galim pasimti iš formulyno. Prigriebkime. Turime kosinusų teoremą. Prigriebkim kosinusų teoremą ir įsistatykim. Taip, tai čia a kvadratu bus šitas klaustukas. Škia bus čia x, tarkime, galim pasižymėti. Keturi kvadratu plus 6 kvadratu minus 2 kart 4 kart 6 kart kosinusas 30 laipsnių. Na ir dabar išspręskime. Čia gauname x kvadratu lygu kažkoks tai reiškinys. 16, 36, 2 kart 4, 8, 8 kart 6, 48. Truputėlį pasilengvinam savo darbą. Bet vis tiek reikėtų į skaičiuotuvą suvesti, nes prašo apytiksliai. Tai trauksim į šitą visą šaknį. Tai pasimkim skaičiuotuvą. Aš čia patrauksiu tokį skaičiuotuvą. Taip, turime šaknis. Šaknis iš 16 plus 36 minus 48 kosinusas 30. Kosinusas 30. Gauname 6,6, kiek prašo apvalint, iki šimtųjų. Tai 6,68. Dabar taip pastebėjau, aš tam uždavinį padariau klaidą čia skaičiavau su radianais, jeigu pastebėjot skaičiuotuvę tame. Dabar pakeičiau dabar į laipsnes, o dabar rašo degrees. Tai irgi žiūrėkit skaičiuotuvės nesusimaišykit. Ir dabar su degrees turėtų rodyti pagal laipsnius viską 3, apytiksliai 23. Tai čia atsakymas irgi turėtų būti 3,23. Ok, judam toliau. Tuomet turime su procentais. Taip. Prisidėjo potraukis, pirmadienį susirgo 10. Pirmadienį susirgo 10 procentų. Iki penktadienio dar susirgo 10 procentų likusių sveikų. Tai čia jau naujai skaičiuosim. O 10 procentų pirmadienį susirgusiųjų pasveiko.
susirgo ir 10% pasveiko nuo šito. Nustatykite, kiek procentų šios gimnazijos mokinių minėtą penktadienį sirgo. Na, čia daugiau vietos gal reikėtų. Taip, tai turėsime iš pradžių, tarkime, A mokinių. Na ir dabar, jeigu bus pirmadienį susirgę, tai pirmadienį bus susirgę šitiek. Čia yra pirmadienį susirgusių mokinių kiekis. Tuomet iki penktadienio susirgo dar 10%. Buvusių sveikų, tai reiškia sveikų turime šitiek pirmadienį. Ir dabar kas nutinka, iš jų 10% irgi vėl susirgo. Tai pasiemam nuo jų 10%. Penktadienį dar susirgo. Dar buvo susirgę. Papildomai. Na ir dabar turime 10% susirgusiųjų pasveiko. Tai turėjome pirmadienį šitiek susirgusiųjų pirmadienį ir dabar nuo jų 10% šitiek pasveiko. Pasveiko iki penktadienio. Na va, ir dabar ko prašo? Sutikite, kiek procentų mokinių minėtą penktadienį sirgo. Tai reiškia, turėsime kiek? Turėsime susirgusiųjų. Iš pradžių susirgusių buvo šitiek. Tada dar susirgo šitiek. Ir tada pasveiko dar, tai atimsim šitiek. Na va, žiūrim, kiek gaunam. Aišku, čia A galim išsikelt prieš skliaustus. Idėja yra, kad mes skaičiuojam būtent tą trupmeną. Tai gausime 0,1 plus 0,09 plus 0,01. Tai bus A kart, kiek čia nais, 0,2. Kitaip tariant, 20%. Na va, vadinasi, penktadienis sirgo 20%. Taip. Toliau. Pavaizduoti apskritimai. Na, čia reiškia apskritimais reikės. 3 apskritimų centrus spindulio ilgį. Apskritimą einančią per 3 centrus. Tai reiškia šitą apskritimą spindulio ilgį. Tai kažkur va čia nuo centro koksai spindulys. Okay. Na, ką galim padaryti? Vienas kitą liečiantis apskritimai. Galim nusibrėžti to apskritimo spindulius. Čia bus spindulys, taip. Čia irgi bus spindulys. Kadangi čionais liečiasi kažkur tai čia status kampas, ne? Ir tada turim čia spindulį. Taip pat čia liečiasi, tai čia irgi bus spindulys iš tą tašką. Čia vėl sudarys statų kampą. Tada vėl turėsime čionai spindulį. Čia spindulį, vėl čionai status kampas ir čia vėl spindulys. Tai būtent, kai turim apskritimus ir nėra spindulių, tai pirmas žingsnis yra nusibrėžti spindulius, nes greičiausiai kažką reikės su spinduliais daryti. Tai ir susižymėm dabar, ką čia turim. Turim
mes turim ilgius šitų atkarpų. Žinom, kad vieno 3, kito 2, kito 1. Tai čia didžiausias, tai čia 3, 3, čia 2, 2, čia 1, 1. Tai turim trikampį čianais. Koks čia trikampis? Čia turime 3, čia turime 4, čia turime 5. Argi nenuostabu? Nematytas trikampis. 3, 4, 5. Čia yra statusis trikampis. 3 kvadratu plus 4 kvadratu yra 4, yra 5 kvadratu. Na čia, šitą tai galime mintinai mokėti turbūt, ne? 3, 4, 5. Taip. Tai va, vadinasi šitas trikampis yra status. Ką žinom apie statų trikampį įbrėžti ir apskritimą? Turim apskritimą ir jame yra status trikampis. Galim pasimti šitą va kampą ir žiūrėti, kas čia per kampas. Čia yra įbrėžtinis kampas. Taip, jis remiasi va šitą lanką. Ir to įbrėžtinio kampo dydis yra 90 laipsnių. Nusibrėžkime tada centrinį kampą, kuris remiasi į tą patį, čianais. Koks tada bus čia kampas? Dvigubai didesnis. 180. Ką tai reiškia? Čia yra tiesia. Čia yra būtent va šita atkarpa. Tai, kitaip tariant, jeigu turim statą trikampį apskritime, tai viena jo kraštinė būtent ir yra skersmuo. Tai reiškia, čia 5 ir yra šito, va čia va yra skersmuo. Jeigu skersmuo yra 5, tai spindulys 2,5. Na, šitą mintinai gal žinosiu tačiau trikampiu. Bet čia tiesiog išvedimas toksai su to centriniu ir įbrėžtiniu kampu būtų. Taip, toliau. 28. Ne, 27 dar. 27. Taip. Įvairia kraštą trikampį turim. Nusibrėžkime. Kaip čia atrodo viskas. Turime trikampį ABC. Lygia kraštį trikampį turim. Ne šiaip sau. Lygia kraštį ABC. Ir į jį įbrėžtas yra apskritimas. Va čia nais. Jos spindulio ilgis, tai vėlgi į liestinę galim brėžti. Čia va statų kampą sudarom. Bus 2 šaknis iš 3. Va šitas dalykas. Nustatykite pusiaukraštinės ilgį. Nubrėžta į kraštinę AC. Reiškia, gal pasididinam brėžinuką šitą. Tai turėsim IAC. Reiškia, nuo čia IAC. Pusiaukraštinis. Tai reiškia, iš tos dalinėje 2 dalis. Bet čia lygia kraštis trikampis. Tai ir pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, tas pats dalykas. Tai jeigu ieškom ilgio, mums tiesiog reikia, susirasti šitą pagal Pitagoro teoremą. Pitagoro teoremai ko mums reikėtų? Reikėtų šitų dviejų, bet pala. Mums nebūtina šitų dviejų, nes mes žinom, kad čia yra lygia kraštis trikampis, vadinasi, čia yra 60 laipsnių. Kitaip tariant, čia yra 30 laipsnių. Tai čia galime tiesiog su 30 laipsnių formulę. Bet kuriuo atveju mums reikia kažkurios kraštinės. Mes turime spindulį. Mes tą spindulį galime ir kitų nubrėžti. Kaip sakiau, su apskritimais spinduliai. Žiūrim spindulius. Čia yra spindulys, čia irgi yra spindulys, čia irgi yra spindulys. Ir šitas spindulys sutampa. Tai mes jau žinom, kad čia yra 2 šaknis 3. Dabar, kaip minėjau,
Čianais galėtume nusibrėžti va šitaip. Ir čia būtų tas pats dalykas. Čia būtų pusiaukraštinis. O pusiaukraštinis susikirtimo taškas dalyje pusiaukraštinės santykių 2 su 1. Aiškiai, čia yra 2, čia yra 1. Tai jeigu yra čia 2 šaknis 3, tai čia bus 4 šaknis 3. Tai iš viso turim 6 šaknis 3. Na va, čia mūsų ir prašė, taip? Nubrėžti AC pusiaukraštį. Aiškia, turim 6 šaknis iš 3. Dabar sako kraštinės ilgį surasti. Jau dabar reikės jau Pitagoro teoremos. Arba tos 30 laipsnių taisyklės. Reikia va čia rasti x šitą kraštinę. Bet čia turim, kad čia yra status kampas, nes čia yra aukštinė, pusiaukraštinė, pusiaukampinė, tas pats dalykas. Čia 6, 3, 6 šaknis 3. O čia tai mes žinom, kad yra 30 laipsnių, vadinasi turi būti per pus mažiau, x iš 2. Na va. Na ir dabar galima būtų su Pitagoro teorema ir suskaičiuoti. 6 šaknis 3 kvadratu plus x dalinta iš 2 kvadratu lygu x kvadratu. Ir aš pasakysiu tokį greitesnį būdą paskaičiuoti, kad nereikėtų šito viso. Jeigu turim trikampį ir jame yra 30 laipsnių, tai mes žinom, kad čia yra a, čia 2a, o šitas žinot, kas čia yra. Čia yra a šaknis 3. Tai jeigu čia yra šaknis 3, mes tiesiog galim ją nuimti ir iškart žinosim, kad čia yra 6. Tai va tokia paslaptis, niekam nesakykit, bet va taip galima greitai iš karto pažiūrėti. Iškart jeigu čia 6, per pus daugiau čia bus 12 ir viskas. Nu bet jeigu sako sprendimo reikia ką, tai tada reikia parodyti visą šitą. Čia pavyzdžiui neprašė sprendimo. Tai va. Toliau. 28. Seka. Kiek teigiamų narių turi? Na tai žiūrėkime, reiškia. Nariai mūsų. Va čia yra visi mūsų nariai, bendra forma jų. Jie turi būti teigiami. O ne? Teigiami nariai. Kvadratinė nelygybė. Išsprendžiam kvadratinę nelygybę. Kur kerta x su ašį mūsų funkcija? Reikia prilyginti 0. Na, čia nais jau reikės skaičiuotuvą turbūt. Skaičiam skaičiuotuvą diskriminantą. B kvadratoje minus 4ac. Pasižiūrim. Mhm. 26 kvadratu. Minus 4 kart a. Tai kas čia kart 1? Kart minus 1 ir kart minus 91. Tai minus suprastina. Gaunam 312. Na, aš labai tikiuosi, kad čia trauksiu šaknes. Pasižiūrim. Nelabai trauks. Kažkur klaida. 20b kvadratu minus 4 kart minus 1 kart minus 10. Ne, klaida. Gerai. Čia tiesiog apytikslis reikšmės turėsim. N1, N2. Taip, minus b minus 26 plus šaknis iš diskriminanto
dalinta iš minus 2, o čia minus 26 minus šaknis iš diskrimianto dalinta iš minus 2. Radome n reikšmes, dabar reikėtų apytiksliai suskaičiuoti. Apytiksliai galim pasižiūrėti skaičiuotuvo. Taip, čia aš iškart pakeisiu ženklus 26 rašysiu minus. Minus šaknis 312. Ir dar padalinam iš 2. Taip, 4,168 kažkur tai. Apytiksliai. Su kitu pasižiūrim, ką gaunam. 26 plus šaknis 312. Dalinam iš 2. 21,83. Na va, tai čia apytiksliai, kur būtų mūsų ribos. Reiškia, čia būtų n1, čia būtų n2. Ir šakos eitų žemyn, nes prie n kvadratą yra minusas. Jei mums reikėtų teigiamų, tai imtumėm va šitas reikšmes šitam intervale. Na ir dabar mums tiesiog reikia pasimti sveikuosius skaičius šitam intervale, nes čia tai trupenos. Tai aišku, reiškia, imsime 4,16, jeigu yra, tai mes 4 jau bus per mažai, tai imsime 5. Ir tada čia 21,8, tai jeigu imsim 22, bus per daug. Tai imam 21. Tai va, nuo šito iki šito čia būtų natūraliai skaičiai. Ir kiek čia tada jų yra? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, turėsime 16, tik tais dar plus 1. Taip. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, tai bus 12. 17. Na, iš 21 atimsim 5, tai gausime 16. Bet čia mes imam imtinai abudu. Tai gaudosi, kad kaip ir nuo 4 tarsi skaičiuotumėm. Na, kadangi imtinai imam abudu, tai įskaičiuojam dar vieną. Tai 16. 17 reiškia. Toliau. 29. Taip, turime mechaninį laikrodį. Ar dar prisimenant iš viso, kas tai per dalykas? Taip, 23:59. Valandinė, minutinė, na, labai arti 12. Taip, kokį didumo kampą sudaro? Tai mažesnio iš sudarančių kampų didumą. Tai aišku, sudaro čia kampas, sudaro čia kampas. Tai mums sako mažesnio. Tai reiškia, va šitą mažiuko reikia. Taip, dabar turbūt reikėtų truputėlį padidinti, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Taip, tai jeigu padidinsim, matysim, kad pirmiausia čia būtų kažkur tai 12 valandų. Tada čia būtų valandinė rodiklė. Ir čia būtų minutinė. Taip, tai minutiniai rodikliai trūksta iki 12. 1 minutės trūksta. Tai reiškia, visas ratas būtų 60 minučių. Tai 60 trūksta. Trūksta 60 nuo 360 laipsnių. Tuo tarpu valandiniai rodikliai, kiek trūksta? Valandiniai rodikliai čia trūksta 1/6 nuo 1 valandos. 60. Tai čia bus
1/60 nuo 30 laipsnių. 30 laipsnių bus 1 valanda, taip, nes iš viso yra 360 laipsnių ir yra 12 valandų. Tai čia bus 30 laipsnių. Tai va, na ir jeigu reikia rasti skirtumą, tai tarp jų abiejų atstumą, tai skirtumą paimsim. Taip. Tai reiškia iš 1/60 nuo 360 laipsnių, kas yra paprasčiausiai 60 laipsnių. Mes pasiemam, atsiprašau, 6 laipsnių. Nuo 6 laipsnių mes atimam 60 nuo 30 laipsnių. Tai bus pusė laipsnio. Tai va, reiškia bus 5,5 laipsnio. Duotos dvi tiesės. Taip, rasti, kur šios tiesės yra simetriškos vienai kitai. Taip. Tai dabar simetriškos pasakyta, kad OY ašies atžvilgiu. Tai kaip tai atrodys? Turėsime čia Y ašį, čia X. Dabar nusipieškime. Taip, yra duota šita, mes galim ją nusipiešti. Maždaug apytiksliai. Tai persikeliam X į dešinę pusę. Turėsime ir 6 persikeliam, minus X, minus 6. Pasidalinam iš minus 2. Bus 1/2 X plus 3. Tai maždaug eis va šitaip. Dabar sako, reikia simetriškos. Na tai simetriška kaip? Šitaip atrodys. Tai reiškia kertasi tam pačiam taške, ties Y ašimi, ties 3, B yra 3, o K reikšmė eis žemyn, vietoj to, kad eitų aukštyn. Tai reiškia tiesiog su minusu. Bus minus 1/2. Štai taip. Na ir paskutinis uždavinys. Įrodymas. Taip, turime reiškinį. Reikia įrodyti, kad lygiašonis trikampis. Na, turbūt jau iš karto galima suprasti, kad čia kažką reikės daryti su kosinusų teorema. Nes duota kosinusų teorema ir duotos kraštinės. Duotas kosinusas ir duotas kraštinės. Dabar, kaip panaudoti, čia jau truputėlį klausimas lieka. Bet mes ką matom? Matom, kad čia yra BC ir čia yra BC. Tai mes galim iš tikrųjų šitą supaprastinti dar truputėlį reiškinį. Pasirašyti kaip BC dalinta BC minus AC dalinta BC. Ir dabar kas gaunasi? Gaunasi, kad šitas dalykas yra vienetas. Čia irgi yra vienetas. Ir jie suprastina. Taip ir minusus irgi galime atimti vieną, padalinti iš minus 1 abi pusės. Ir lieka, kad AC dalinta BC yra 2 kosinusai kampo C. Nu va, iš ties turbūt praversiu, tai dabar kur tą kosinusų teoremą nepanaudojam, tai einam panaudoti. Pasimkim kosinusų teoremą iš formulyno. Štai čia. Ir pabandom ją panaudoti. Taip, dabar A. Kas tas A pas mus bus kvadratu? Kosinusas kampo C, tai reiškia čia tas kampas A turėtų būti kampas C. Tai čia šita A čia bus C, reiškia raidelė. Arba AB. Taip, priešais kampą C.
Čia tada bus AB kvadratu lygu. BC čia nesvarbu kaip, nes čia daugybės, bet sudėtis, tai galim pasimti tiesiog AC kvadratu, BC kvadratu minus 2 kart AC kart BC kart kosinusas kampo C. Na va, kosinusų teoremą pritaikėm, dabar ką reikėtų padaryti, tai mes galim panaudoti dabar va šitą mūsų gautą taisyklę. Pasiimkim ir panaudokim, nes čia yra 2 kosinusai. Ką gauname? AB kvadratu, AC kvadratu, BC kvadratu ir tuomet minus AC kart BC kart AC dalinta BC. Na va, čia ir panaudojam. Na ir dabar susiprastina, taip? BC susiprastina. AC kvadratas patampa, čia gausim 2 AC kvadratu. Čia turėsim BC kvadratu. Čia turim AB kvadratu. Na va. O, atsiprašau, ne 2. Čia nais minusas, taip? Minus AC kvadratu. Dingsta šitas. Na va, gauname AB kvadratu lygu BC kvadratu, kadangi čia mes šnekame apie teigiamas atkarpas, tai neigiamų skaičių nereikia atsižvelgti, vadinasi AB yra lygu BC. Tai va, vadinasi trikampis lygiašonis. Taigi, trikampis lygiašonis. Štai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.